Rungtynės pavykusios, laimėjom, išėjom į kitą etapą, kas svarbiausia. Kaip pats trūko pirmam kėlinį? Ko trūko? Įvarčio. Nežinau. Žaidimo prasme, ko nepavyko padaryti? Gal kad, kaip ir treneris minėjo mums per pertrauką, kad kiekvienas nori atlikti rezultatyvų perdavimą, gal žaisti reikėjo paprasčiau, greičiau su kamuoliu, greitesni sprendimai. Antram kėlinyje viskas pasisekė kitaip nei pirmam. Kaip ekranas, kada nors pateikė naujo? Tai ekranas jis visada, viena iš tų komandų, kuri žaidžia futbolą, mėgsta laikyti kamuolį. Nežinau. Bet šiandieną rungtynės turbūt ir kova buvo pati lengviausia, lyginant su ankstesnėm lygom tarp Ekrano ir Žalgirio. Gal nepasakyčiau taip pat lengviausia. Rezultatas neatspindi šito viso žaidimo, kas buvo šiandien. Kaip šiaip nuotaikos dabar prieš Trakus? Puikios. Formomis? Reabilitacija buvo. Su Sūduva lygiom mums netenkina. Kiekvienose varžybose išeinam tik 3 taškų. Tai šita pergalė svarbi prieš akistatą su Trakais. Kaip tempas? Užtenka poilsio tokių rungtynių? Užtenka, turim gerus daktarus, gerai atstatę. Strateginis partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas Top Sport. Techninis rėmėjas Kapa.